Sveiki prisijungę prie Atviro tėvų kvadrato antrojo sezono. Apvalaus kvadrato mokykla atveria duris ir kviečia išgirsti ne tik nuotoliniu būdu. Esant galimybei, laukiame svečiuose, nes visos transliacijos vyksta tiesiogiai iš mokyklos klasės. Tad mielai kviečiame prisijungti gyvai. Šį sezoną jūsų laukia vertingi patarimai iš mokytojų, psichologų, sporto specialistų. Netrukus prasidės jūsų pasirinkta paskaita. Primename, kad vykstant pokalbiui galite užduoti jums rūpimus klausimus, į kuriuos pašnekovai atsakys renginio pabaigoje. Antrojo sezono programos ieškokite svetainėje apvalauskvadratomokykla.lt. Kviečiame atrasti rūpimas temas ir registruotis. Malonaus žiūrėjimo! Sveiki prisijungę. Visi, kuriems rūpi vaikai, kuriems smalsu, kaip juos sudominti mokslu, motyvuoti ir kaip padėti jiems prisijaukinti įvairius dalykus. Ir kalbėjom apie kai kuriuos dalykus jau ankstesniuose pokalbiuose, dar yra suplanuota. O šiandien labai džiaugiuosi sveikindamasi su Apvalaus kvadrato mokyklos matematikos mokytoja Jolita. Sveiki, Jolita. Labas vakaras, Kristina. Ir kalbėsimės būtent apie matematiką. Iš tiesų, ji yra toks dalykas, kuris pavirtė šiokiu tokiu baubu šiais laikais. Kartais skamba tokios antraštės, kaip vaikai dabar nebemoka matematikos, tėvams rūpi, jeigu vaikai nesupranta jos. Todėl man labai smagu, kad mes būtent kalbėsimės apie tai, kaip tą matematiką prisijaukinti ir kad ji nebūtų toks baubas ir kaip negazintų nei vaikų, galbūt, nei tėvų. Bet visų pirma, norėčiau paklausti jūsų. Jūs esat matematikos mokytoja, kaipgi jūs pamilote matematiką? Tai mano santykis su matematika iš tikrųjų nebuvo ankstyvas. Istorija mano pakankamai ilga to kelio į matematiką ir visai netikėtai aš atsidūriau matematikoje. Tai mokyklos laikais aš iš vis buvau literatė, man gamtos mokslai labai patiko, aš kurį laiką ruošiausi iš vis būti medikė, biologija, chemija, mano arkliukas buvo ir matematika buvo tarp kitko būdas gerai mokėti fiziką, nedaryti klaidų ten. Tai mokiausi, bet kad labai jausčiau didelę meilę, to nebuvo. Bet niekada nebuvo taip, kad aš jos nemėgčiau. Man tiesiog ji buvo tuo metu. Ir atėjo laikas 12 klasiai, kai jau renkamės egzaminus. Ir ašgi būsiu medikė, aš laikysiu biologiją ir chemiją. Ir tuo metu mokykloje buvo toks prašymas, kad mes nelaikytumėm daugiau negu 3 berods valstybinių egzaminų, labai jaudinosi visi, kad mes juos išlaikytumėm, tai toks pasiryžimas pas mokytojus irgi nuteikti mus buvo. Tai išsirinkau aš tuos 3 egzaminus ir prieina prie manęs klasiokas, sako, Jolita, važiuojam su manim laikyti matematikos egzamino, aš vienas klasiai laikysiu egzaminą, o mokėmės mes provincijoje. Tuo metu, ir kiek žinau ir dabar, mažesnės mokyklos vis tiek važiuoja į centrus egzaminų ir laiko ten. Tai žodžiu, jam buvo nedrąsu ir aš taip kažkaip draugiškai galvoju, gerai, kas šitokio. Ir vasario mėnesį aš pranešu mokytojai, kad aš laikysiu matematikos valstybinį egzaminą. Mokytoja, išlaikysi. Ir aš pradedu ruoštis ir pasiruošiu ir puikiai išlaikau. Aišku, ne 100%, bet vis tiek pakankamai gerai, kai po 2 mėnesius ruošusis. Ir tada ateina laikas apsispręsti galų gale, kur aš būsiu. Ir tuo metu parašiau prašymą, tą bendrąjį prašymą universitetus, parašiau į Vilniaus universitetą buvo nuėjęs jau man noras į šalį visiškai mediciną studijuoti, bet kažkodėl biochemija ir chemija labai imponavo ir aš tada parašiau į chemiją 1 numeriu, biochemiją parašiau kažkodėl 2 ir toks dalykas dar buvo biomedicina, ten su farmacija, kažkas tokio. Ir aš 3 numeriu parašiau ir
kažkaip galvoju, reikia apsidrausti ir Vilniaus pedagoginis universitetas tuo metu turėjo vieninteliai matematiką plus informatiką. Ir man kažkaip, kažkas įdomaus, 2 specialybės viename. Reikia rašyti prašymą, atskiras stojimas. Galvoju, gerai, parašysiu. Ir po to, kai jau nusprendžia komisijos priims, nepriims, aš gaunu skambutį iš Vilniaus pedagoginio universiteto, kad jūs iki rytojaus turite apsispręsti, ar norit pas mus studijuoti. Ir pasitikrinu svetainiai tam bendrajam priėmime kitų universitetų ir paaiškėjo, kad aš į chemiją įstoju Vilniaus universitete 1 numeriu. Ir galima sakyti, tą naktį vyko toks, nežinau, svarstyklės, kaip ten bus ir galų gale tiesiog laimėjo tai, kad matematika plus informatika. Ir aš taip atsidūriau Vilniaus pedagoginiam universitete. Visiškai negalvoju apie mokytojo kelią. Man tiesiog turbūt tas smalsumas nugalėjo mane. Nes chemija man buvo žinoma, o matematikos taikymas su informatika buvo įdomu. Taip, bet ar teisingai suprantu, kad vis dėlto nors negalvojote apie mokytojo kelią, lyg labiau buvo įdomu, kad tai yra matematika, informatika, bet įstojate į pedagoginį universitetą ir toks natūralus kelias jau paskui ir tapote mokytoja? Taip, iš karto po 4 kurso, pabaigus bakalaurą, jau 1 rugsėjį jau darbinausi mokykloje ir mokykloje dėsčiau. Iš karto gavau ir matematikos, ir informacinių technologijų tuo metu kursą nuo 7 iki 11 klasės. Tokia maža provincijos mokyklėlė, kur Lenkų krašte atrodo, kaip čia dabar bus, tautiškumą nešim, bet nuo to pradėjau ir užsilikau. Tas patiko, nors universitete man toks buvo klausimas 3 kurse, ar aš savo vietoj, ne dėl matematikos, bet dėl pačio pedagoginio kelio. Ir kai pabandžiau, kai supratau, kaip tai yra įdomu ir kiek tai yra vertės visiems tiem besimokantiem su manim kartu žmonėm jauniem, tai turbūt ir likau dėl to. Sakot, užsilikau, tai jau liudija, kad turite patirties kaip matematikas ir informacinių technologijų mokytoja. Ir kaip jums atrodo, kokios yra pagrindinės priežastys, dėl kurių vaikai susiduria su sunkumais matematikos pamokose ir kartais dėl to jau jie apleidžia tą matematiką ir man atrodo daugelis tėvų tą žino, kad, atsiprašau, kad atrodo, kad jau kai nueina visas srautas ir vaikas atsilieka, tai tada tikrai prasideda sunkumai. Tai kokios priežastys, kad vaikai tuos sunkumus išgyvena su matematika? Aš pradžioj taip galvojau, kiekvieną kartą atėjus į naują klasę, ateinu tarsi į naują pradžią savo. Kiekviena klasė yra nauji žmonės ir juos turiu pažinti ir labai skirtingos priežastys, kodėl ta matematika nesiseka vienam ar kitam. Gali būti labai daug priežasčių, gali viena iš jų, pavyzdžiui, būti tuo metu nepatenkinti poreikiai baziniai. Tiesiog emocionaliai vaikas nepasiruošęs priimti informacijos, nepasiruošęs mokytis. Jis turi kažkokių rūpesčių gyvenime kitų, ypač paauglystėj, ypač atsiranda tokių tarsi pastebiu dalykų, kai ateina 6 klasė, 7 klasė, ta gilioji paauglystė, jiems sunku tada. Tai čia kaip baziniai poreikiai. Tai aš tiesiog atliepsiu, kad čia vis dėlto ne vien mokytojo jau jėgoms yra ta matematika, nežinau, sudominti vaikus, bet čia yra visa jo aplinka, įskaitant ir tėvus, ir tai, kas vyksta namuose, labai yra svarbi. Aš manau, iš vis nėra vieno kažkokio atsakingo žmogaus ar institucijos, ar dar kažkokio, nežinau, ten rodiklio. Manau, kad atsakingi yra visi. Aš 3 pusės matau, ta prasme, yra tėvai, yra vaikas, yra mokytojas. Ir tas bendradarbiavimas, kas mūsų mokykloje yra labai svarbu,
lygivertiškumas ir bendradarbiavimas tarpusavyje. Tas gali padėti ir kartu manau, kad tame trijo ir yra tos pagrindinės problemos kylančios, kodėl ne tik matematika, aš galvoju, turbūt kiekvieną dalyką mes paimtumėm, ypač vyresnėse klasėse, kuo tie dalykai sudėtingesni darosi, tuo labiau atliepia ta emocinė sveikata vaiko. Paminėjot nepatenkintus poreikius vaiko, kai jis turi kitų rūpesčių, tada jam sunku susikaupti. Kokie dar vis dėlto iškilo sunkumai vaikui? Klaidos baimė. Didžiulė klaidos baimė, mes visi suaugę turim. Tai ir vaikai perima turbūt ir iš visuomenės, pirmiausia iš artimosios aplinkos perima tą tokį lūkestį, kad greitai, su mažai pastangų tapsi labai sėkmingas ir tu privalai būti sėkmingas. Ir daugumai manau, kad tas uždeda irgi tokio balasto, kuris traukia žemyn. Ir tas suklydimas vieną kartą, antrą kartą atstumia. Tai šitoj vietoje irgi klasiai labai svarbu, man kaip mokytojai, matyti tai ir akcentą dėti truputėlį ne į klaidas, bet kaip mes mokomės iš klaidų. Kad tai yra pagrindas mokymuose. Neurojungtis susidaro tik dėl to, kad mes darom klaidą ir ją taisom. Tai... Ar dar yra kažkoks sunkumas, apie kurį norėtume aptart? Nuostata, kad matematika yra sunkus mokslas. Labai dažnai susituriu ir girdžiu ne tik iš vaikų, bet ir iš tėvų. Ir tada toks lūkestis, kad reikia daug juodo darbo. Yra tokių tarsi baimių, kad mokantis lengvai, žaismingai, kažko neišmoksi, nes sunkugi matematika. Nes nevyksta tas mokymasis matematikos lengvai. Čiagi rašyti reikia, visada skaičiuoti, kuo tiksliau skaičiuoti, klaidų nedaryti. Tai va tas lūkestis, užkeltos kažkokios kartelės ir vaikam, ir mokytojam. Tai čia kalbant apie sunkumus, iš tiesų yra pakankamai sudėtinga juos taip lengvai pakeisti. Va tai, ką jūs įvardinot, žinoma, neišspręsime vaiko rūpesčių, mokytojo batose būdami, tą klaidos baimę irgi, nepaisant to, kad sakysim, kad nieko tokio, bet vis tiek jaučia tą bendrą spaudimą, arba va, ką jūs sakote apie tą nuostatą, kad yra sunkus mokslas, čia, žodžiu, yra kelionė. Todėl, man atrodo, labai svarbu yra, kad mes apie tai kalbamės, dalinamės, kažkas išgirsta tai ir galbūt, tos nuostatos po truputėlį turi progą pradėti keistis. Aš nesakau, kad taip lengva jas pakeisti. O kas yra svarbiausia jūsų požiūriu, norint ugdyti matematinį raštingumą vaikų? Man svarbiausia turbūt yra atkaklumas. Tas, kaip sako, bijom klaidos, bet pas mane klaidą reikia daryti ir aš pati darau klaidas ir stengiuosi vaikam tą įdėkti, kad būk atkaklus, siek to tokio geresnio rezultato. Ir čia dar galvojau, kiek svarbu mūsų lygiavimasis į kažką. Mes turim sistemą egzaminų, kuri paduoda rezultatą procentais ir visi galvoja, kad čia yra įvertinimas už žinias, už taikymą ir tai yra pažymys. Tai nėra pažymys. Tai yra procentai, kiek tų žmonių aplenkiai, kiek tų taškų surinkai, beveik niekada neskelbiama, bet skelbiama, kiek procentų gavai. Tai reiškia, kiek aplenkiai žmonių. 100% reiškia, tu visus aplenkiai. Tai mes turim sistemą, kuri tą konkurenciją tarpusavyje tarsi pateisina, bet iš kitos pusės mes visi kalbam, kaip nereikia. Ir man tas turbūt irgi svarbu, kad nesilygiuokim su kitais, bet bandykim save aplenkti. Tas, kas buvo vakar, padaryk, kad šiandien būčiau truputį geresnis. Tas pats su, pavyzdžiui, kas svarbu, klaidų darimas. Man turbūt čia kertinis šiandien žodis - klaidos.
jeigu klaidų nedarau, reiškia nieko nedarau. Ne? Bet jūs sakėt, kad ir jūs darote klaidas. Taip. Ir kaip praėjusį sykį kalbėjusi su mokyklos steigėja Vilma ir su pradinių klasių mokytoja Sandra, ir jos labai irgi akcentavo tą klaidos, kad suaugę žmonės, tėvai ir mokytojai, na, klysdami, vaikui pripažįsta, kad padariau klaidą ir tada irgi tokį kažkokį tada įeina į lygiavertį santykį, kad štai tu klysti, bet ir aš klystu. Kaip pat jūs, ką jūs, nežinau, sakot, kai suklystat, gal kažkam baisu tas klaidas pripažinti bus, kaip tai būna, papasakok trumpai. Man nebaisu, bet čia per praktiką turbūt ten tą mano N metų mokykloje atsirado tas dalykas, kad aš turiu parodyti, jog suaugę žmonės irgi lygiai taip pat klystam ir mokytojai nėra kitokie. Mokytojai irgi tie patys žmonės. Šiandien turėjau matematikos pamoką, kur mes darėm užduotis, mokiniai sprendė užduotis ir aš sprendžiau užduotis vienu metu ir mes turėjom ribotą laiką ir parodžiau vaikams, kad tiesiog iš tikrųjų padariau klaidą, skaitymo klaidą, paskubėjau, norėdama tilpti į laiką ir mes analizavom, kodėl aš kaip mokytoja, kaip suaugęs žmogus, kuris matematikos mokytojas vis tiek padaro skaičiavimo klaidą. Ir jie tai priima ir jie patys tada nebijo man pasakyti, mokytoja, va čia žinau, va čia turiu klaidą, bet galiu taip ir taip. Ar būna, kad vaikai parodo jums, kad jūs klydot? Taip. Bet čia dažniau tenka man padaryti klaidas specialiai. Ai, netgi tokį turite. Taip, paprovokuot mėgstu tam, kad neužmigtų ir kritinis mąstymas būtų. Ne visada mokytojas... Jūs padarote klaidą, kad vaikas pastebėtų. Taip. Ir matytų, kad reiškia, suklydo mokytis, kad jis seka tą temą ar kažkokią užduotį, ar ne, kurią jūs darote. Arba būna taip, kad mes žiūrime pateiktus atsakymus, nežinau, ten vadovėlio, pratybų kažkokių iš interneto ir su vaikais medžiojam klaidas irgi. Pasitaiko, spausdinimo klaidų, visko pasitaiko, bet medžiojam klaidas ir jie mokosi irgi ieškoti informaciją. Čia svarbus žaidimas, klaidų medžioklė. Taip. Išsinešiu aš irgi. Jūs, Jolita, paminėjote, kad pati buvot labiau literatė, ar ne, gamtos mokslų, linkusi į gamtos mokslus, aš tai dabar esat matematikos mokytojai. Ir yra tas tikėjimas, kad yra vaikai gabūs kalbom, humanitarai, ir yra tie tiksliukai, vadiname. Ar kaip jums ta tiesa skamba ir kaip yra iš tikrųjų, ar tikrai kiekvieną galima vaiką išmokyti matematikos? Aš drįsiu teikti, kad galima išmokyti. Tik tai priklausys nuo to, kokį jis lygį gali per tam tikrą laiką pasiekti. Mes visi labai ribotam laikė gyvenam ir mes turim per tam tikrą laiką parodyti rezultatą. Ar ne? Tai laikui imlu tada kažkokiem įtvirtinamiesiam įgūdžiam, vis tiek teks tada, tarkim, jeigu silpniau sekasi su matematika, teks didesnį laiko tarpą praleisiu tą matematiką, tos pašlifuot kai kuriuos uždavinius, paspręs daugiau, bet tai yra įmanoma. Ir kiek yra iš vidaus noro ir kiek aplinka palaiko, labai svarbu. Tai tuomet vaikas gali pasiekti rezultatą ir neblogą, manyčiau. Man patiko tai išvalga apie laiką. Iš tiesų, čia irgi tokia tam tikra žinia yra ir tėvams, kad jeigu nori, gali, bet tada reikia tų pastangų daugiau. Ir va, kaip jūs sakote, ir palaikymo galbūt, ar ne? Taip, ir mes esam visi labai įvairūs. Neuroįvairovė šiais laikais terminas. Mes visi labai skirtingai mokomės. Ir kiekvienas vaikas priima informaciją savo būdu, savo tempu. Ir turėtų, mokymėsi mano tokiai svajoniai, utopijoje, mokymasis turėtų vykti ne 45 minutės, ne 8 valandas per dieną, ne 5 dienos per savaitę, bet jis turėtų būti tarsi, ten valgymas, ar ne, pietus, vakarienė, pusryčiai. Mokausi tada, kai iš vidaus ateina noras, kai man gera būti pasaulyje, kai aš aprūpintas, sveikas,
ir noriu mokytis tada. Ir tai vyksta nuolat, nesvarbu, kiek man metų. Ir tai nereiškia, kad aš, jeigu mokykloje neišmokau matematikos, kad aš būdamas 20 metų nesugalvosiu ir neišlaikysiu valstybinio egzamino. Per metus pasimokęs, taip. Tai va tokia utopija. Kalbam dabar apie tai, kad iš tiesų galima išmokyti vaiką, net kuris ir nėra tiksliukas, galbūt nelinkęs į matematiką, išmokyti matematikos, kad čia yra svarbus tėvų vaidmuo. Gal galėtumėm aptarti kažkokių būdų, tokių nesudėtingų, kaip tėvai galėtų padėti vaikui mokytis matematikos. Aš tokį pavyzdį turiu iš labai artimos aplinkos. Mano sūnėnas antrokas ir aš stebėjau, kaip jis augo nuo mažens. Tai labai svarbi dalis vaiko gyvenime yra metai, kai jis formuojasi 4, 5, kai pradeda jau klausinėti, kodėl. Ir va tas, pavyzdžiui, aš prisimenu, kai mes kartu keliaujam mieste arba ir kaime kažkur miške ir pradedam analizuoti procesus, kas vyksta, o ką tu matai, koks čia atstumas, o tada klausiau, kas tas atstumas. Ir atsiranda savokos ir tu tam vaikui paaiškini, tokius įvedi tarsi ne jo amžiai, bet jis girdi iš tavęs. Ir aš kaip matematikos mokytoja, aš aišku savo savokas labai įvedinėjau, tėtis jo ir mama savus dalykus irgi įvedinėjo ir aš mačiau, kaip vaiko gyvenime labai svarbu suaugę. Ir jie paformuoja tą vaiką. Tai kiek mes laiko skiriam toj ankstyvajam smegenų augime, ar ne, kai jis formuojasi, kiek mes aplinka sudalyvaujam, tai pradeda formuoti įgūdžius. O kuo vyresni darosi, tuo turbūt tėvams norisi paleisti, ar ne, tarsi jau tu pats turėtum. Bet aš čia ir keletui tėvų sakiau, važiuojat ryte mašina į mokyklą, važiuojat kartu ir vežat vaiką, pažaiskit žaidimą daugybos lentelės. Toks paprastas, ar ne, paspėliojam. Arba paskaičiuokim, pastebėkim automobilių numerius su vyresniaisiais, ypač ten pirminiai sudėtiniai skaičiai. Ne? Ką matau, pirminiai ar sudėtiniai, kas sudaro numerį. Tokie, žaidimo forma. Stalo žaidimai, superinis metodas kartu lavinti, atrodo netiesiogiai matematinius įgūdžius, bet tai vis tiek yra loginis mąstymas, kritinis mąstymas, kur tu irgi kažkokius įgūdžius įgauni, tvirtybės įgauni. Man matematikoje labai svarbu ir aš vaikams stengiuosi pertikti tą, kad bandykim labiau orientuotis ne į atsakymą, bet į kelią iki atsakymo. Tai yra, kaip tu gavai tą atsakymą? Aš labai dažnai užduosiu klausimą, gavau 12, o tai kodėl tu gavai 12? Kaip čia atėjai? Koks tavo sprendimas, o koks tavo sprendimas? Ir tas su tėvais lygiai tas pats ir tėvai gali šitą padaryti. Tai dabar, užduokit klausimus. Jau mašinų numerius rytoj, kai su nuvešiu stebėsiu, tai tik priminkim visiems, kas yra pirminiai ir sudėtiniai skaičiai, kad nereiktų sakyti, kad nežinau ir nežaidžiau dėl to. Pirminis skaičius, vaikams sakau, žodelis tik labai svarbus. Pirminis skaičius dalyjasi tik iš savęs ir iš vieno. Turi tik 2 daliklius. O sudėtinis gali dalytis iš kitų skaičių, ne tik iš savęs ir iš vieneto. Mes su vaikais taip sakom, vienas, čia mano 5-okas sakė, tai mokytoja, užtenka vieną dar plius surasti ir jau aišku, kad sudėtinis. Taip. Bent vieną, žodžiu. Dėkoju. Truputį perėti irgi pasakodama apie šitos dalykus per skirtingo amžiaus vaikus, bet gal dar truputėlį galima apsibrėžti, jeigu turi dar kažkokių apie skirtingus tarpsnius, ar ne, vienas pat yra sudominti kažkokiamas įvesti savokas, ar ne, bet gal truputėlį dar galim pereiti per iki mokyklinį amžių, pradinuką ir tą paauglėjantį vaiką, gal kažkokiu turi dar būtent su tarpsniais amžiaus susijusių patarimų. Aš pati, kadangi dirbu su progimnazistais, jau 5-okai, 6-okai pas mane, tai pradinukams tokių patarimų labai kažkokių konkrečių neturėčiau, bet jie vis tiek maždaug 5-okas, 6-okas labai arti 4-oko.
Tai daugybos lentelė štai tinkava, arba taip, tie patys atstumai, nežinau, perimetrai, plotai, ar savokų mokymasis. Savokų labiau, ar ne? Taip. Ką reiškia žodis? Mes lygia šonis, ar ne? Labai siejasi man, aš visada jiems sakau, kodėl jūs mokotės lietuvių kalbos visų pirma. Tai kad ir matematikoje žinotumėm, kaip ta žodis susidarė. Ne? Lygia šonis, lygus ir šonai. Tai kaip čia maždaug, įsivaizduokim, kas čia yra tokio. Ir per vaizdą ateinam iki savokos. Tai su vyresniais, grįžtant prie kažkokių tokių patarimų tėvams, tai šiaip su vyresniais reikėtų tokio pirmiausiai santykio labai artimo, tai čia vėl poreikis, ar ne? Jeigu patenkintas poreikis priklausyti ir jeigu vaikas jaučia, kad jis yra svarbus savo artimiems, tai šitoje vietoje atviras klausimas turi būti užduotas, o kokią pagalbą aš tau galiu suteikti, ko tau va trūksta. Ir tas toks iš tikrųjų palaikymo reikia kartais paaugliam. Ir paklausus, jie patys kartais įvardina, kad va čia girdėjau, kad čia yra toks puslapiukas, pasimokyt papildomai. Mama, užregistruok. Užsiregistruoja ir viskas gerai. Galima bendradarbiauti su mokytoju. Aš, pavyzdžiui, atvira tėvų klausimams ir visada patarsiu labai individualiai, tuo pačiu, ar ne, nes labai svarbu, kuris vaikas jaučia kažkokį trūkumą, nežinau, ten mokymosi, žinių ir taip toliau. Tai aš konkrečiau to vaiko tėvams tada galiu nukreipti. Taip, aš suprantu. Padrasinimo reikia. Reikia kaip tik pagalbos, nes jis kažkur ten kažkokį turi, tarkim, yragi ten specialių poreikių vaikų, kur žinau, kad sunku skaityti, sunku rašyti, tai tada aš galėčiau kažkokį internetinį įrankį pasiūlyti, ar ne? Kitam dėmesį sunku išlaikyti, tai vėl apriboti, gal duoti kažkokį kitą būdą. Tai labai labai individualu. Aha, čia irgi kažkaip gera girdėti va, šitą dalyką, kad vis dėlto ir tėvai nėra to vieno tokio recepto, ar ne, kur pasiėmėm ir pritaikėm. Ir tėvai vis dėlto turėtų pažinti, norėti pažinti savo vaiką, kaip jam geriausiai sekasi, kokios jam tos pagalbos reikia. Ir tuomet galima atrasti būdų, kaip aš girdžiu. O kokių iššūkių jūs pati, štai pamokose turite su vaikais, mokant juos matematikos ar informacinių technologijų? Kaip ir sakiau, man turbūt didžiausias iššūkis yra tada, kai matau vaiką, kuris nenori mokytis. Ir man tada kyla klausimas, o tai kodėl tu nenori mokytis? Ir aš neklausiu tiesiogiai, bet aš analizuoju tada jo elgesį, jo nuotaikų sviravimus, kalbuosi, yra mokyklai pagalba. Mes ieškom to sprendimo kartu, tada nelieku viena. Net tas labai svarbu, kad mokykla sudaro sąlygas išanalizuoti poreikį, rastą poreikį, patenkinti, stengtis patenkinti, labai dažnai patenkinti ir tada jau atsiranda ir motyvacija, noras mokytis. Tai čia turbūt didžiausias iššūkis, kai tokį bloką tau deda ir sako, ne, šiandien nesimokysiu. Užsiminėt, kai kalbėjom apie jūsų pedagoginio kelio pradžią, kad jau kai susidūrėte su mokiniais, patiko tas pats procesas, ar ne, kaip jūs juos galite mokyti ir rasti kelią į tą jų pažinimą, padėti jiems auginti pažinimą. O, ko pati iš savo mokinių išmokstat, kas galbūt jūs nustebina kažkokių dalykų, gal pasidalintumėt? Labai skirtingi, ta prasme, aš dabar galvoju, ko išmokstu dabar iš šio laikinių savo mokinių, tai drąsos ir atvirumo. Jie be galo drąsus, sako tiesiai šviesiai kaip yra, nevynioja į vatą, man tas labai labai patinka. Šiaip netgi pavydžiu jiems truputėlį to begalinio pasaulio ir tų galimybių dabartinių. Mokytis bet ką. Keliauti po visą pasaulį. Išbandyti be galo daug būrelių.
ir matyti, va, tada toks klausimas, tai kam ta matematika reikalinga. Ir aš manau, kad jiem kaip tik va, šiais laikais turėtų dar aiškiau būti, nes tu visur gali atskleisti va, tą dalelę matematikos, bent dalelę, jeigu ne visą. Tai to tokio smalsumo labai daug pas vaikus ir nebūtinai tiesiogiai į dalykus, bet į tą tokį bendrą, dar plačiau. Dabar čia vienas berniukas iš vis apie juodasias skylės, kosmosą ir taip toliau pradeda pasakoti. Ir suprantu, kad tas pasaulėvaizdis didėja, plečiasi. Tas mane žavi. Pasakė, drąsa vaikų apie šiuolaikinius kalbam, atvirumas, galimybės, ar ne, to pasaulio, kelionių ir to pasaulio būrelių, net prasme to pasaulio, ką pasiūlyt gali, net ir savas miestas, savo mokykla. Bet šių laikų vaikai taip pat yra ir labai technologijose panirė, yra tos technologijos aplinkui juos, telefonai, planšetės ir visos kitos priemonės. Ar yra ten kažkas, kur galėtų tėvai nusiraminti šiek tiek, ar ne, ir sakyti, kad bent jau matematikos mokosi, kai žiūri į ekraną, ar ten ką nors galim rasti, ką patartumėt? Aš nežinau, kiek aš galiu minėti pavadinimus. Tai dar kartą, dabar čia man neminėt, aš girdžiu pirmą kartą, drąsiai prašom. Aš pati visai netyčia atradau, kad mokantis Duolingo kalbų įvairiausių, galima matematiką mokytis šalia, nes ten yra galimybė persikeisti iš kalbų mokymosi į matematiką. Ir ten beproto daug uždavinių ir tokių, kur net iššūkį keltų, tarkim, vaikui, kuris yra pakankamai aukštų gebėjimų, mokykloje jau nebegauna, nebepatenkina jo ten to poreikio. Jūs gali šitą vietą įsijungiam kalbos mokymosi programėlę ir pereinam į matematikos kalbos mokymosi programėlę. Tai va, Duolingo. Šiaip nebijau technologijų ir pamokose. Pas mane bent kartą per savaitę mes sėdam prie kompiuterio, naudojamės 2 platformom šiuo metu, Eduka klase ir Alfa erdvė. Tai vaikai ten turi galimybę irgi pamatyti truputėlį kitokią tą matematiką, skaitmenizuotą, įvairesnę, spalvotą, su daug vizualo. Tai va. Tai ir tėvam siūlau panaršyti. Šiaip internetas platus, ChatGPT gali padėti. Tikrai dirbtinis intelektas puikiausiai gali pasiūlyti visokiausių platformų, kur net nereikės mokytojui jokio slaptažodžio duoti. Ne? Savarankiškai galima nagrinėti. Jolita sakė, keliaujant labai pasimato, kad reikia matematikos. Taip. Bet matematiką galima integruoti ir į kitus dalykus, kuriuos mokome mokykloje, ten, nežinau, dailės, kalbų. Ar darot ką nors tokio, kaip pavyksta tokie dalykai, tas integravimas, tokio rimto matematikos mokslo kitur? Mes tą matematiką per meną labai dažnai, kadangi turiu kontaktą gerą su dailės ir technologijų mokytoja, tai mes pasikalbam ir nebūtinai tai vyksta su mano žinia, bet mes pasidalinam idėjom, mintim ir žinau, kad vaikai ir daro, ir šiuo metu daro vizualinį tokį kubą 3D maketą, kur irgi kuria dizainus. Tai per dailę technologijas tikrai. Man integravimas nėra 2 ar 3 mokytojų dirbimas kartu. Puikiausiai mokytojas gali ir kas labai patinka vaikam ir kelia nuostabą, kad aš kaip matematikos mokytoja puikiausiai galiu jiems apie chemiją papasakoti. Man pačiai yra iš mokyklos laikų likęs didžiulis azartas tuo užsiimti. Tai aš integruoju pati ir, kaip jau minėjau, man labai svarbu lietuvių kalba. Tai stengiuosi ir parodyti, kodėl jiems irgi turėtų būti svarbu išmokti taisyklingai rašyti, taisyklingai analizuoti tekstą, kaip svarbu ar ne, ką perskaitai, suprasti. Tai va. Esu girdėjęs ir apie muziką, sako, kad bent jau iki 5 klasės labai sveika mokytis muzikos, nes ten kažkas su ta matematika irgi yra. Ar jūs ką jūs apie tai esat girdėjusi? Tai su muzikos mokytoja irgi teko kalbėti pas mus Goda
muzikė, jinai Trupmenas visiškai įkinkiusi muziką ir jinai anksčiau paaiškino savo dalykę, kaip ta Trupmena atrodo, paskui atėjo pas mane, tai sako, mes girdėjom, kaip gerai, kad girdėjot. Tai yra su muzika daug. Ir aš net iš vis turiu tokį, kažkur skaičiau ir man pačiai taip atrodo, kad jeigu groji kažkuo, tai net ir matematikui tau tampa lengviau. Kažkas ten susijungia smegenyse ir tampa lengviau mokytis matematiką. Tai čia irgi vienas iš tokių, gali būti ar ne receptų. Pavyzdžiui, galbūt muzikos, smuikelį čirpint, kas yra labai sunku beje, bet pagarba visiems vaikams. Taip, beje, muzika iš tikrųjų ugdo atkaklumą. Čia yra iš tiesų, pradėjom pradžioje pokalbio kalbėti apie kas reikalinga, tai yra atkaklumas ir muzika taip pat. Tai iš tiesų apibendrinant, daug visokių dalykų apkalbėjome ir aš nebejoju, kad kažkokių idėjų, įžvalgų, kažkokių tiesiog minčių, pagalvojimų apie nuostatas mūsų, apie tai, kas svarbu ir kaip svarbu tą vaiką pažinti, tikrai išgirdo tie, kas mūsų klausė, bet apibendrinant, jeigu tokį trumpą receptą reiktų parašyti, sakiau, kad tų receptų nėra, bet tebūnie. Ar ne, kaip tą matematiką pamilti, jeigu jos labai nemyli? Koks būtų jūsų receptas, Jolita? Patarimas. Aš dabar nuskambėsiu savo prieštaraujančiai, bet nesureikšminti tos matematikos taip, kaip jis svarbus, vienintelis dalykas ir visi kiti mažiau svarbus. Matematika yra vienas iš mokslų. Ir norint, kad sektųsi matematika, reiškia, aš turiu mokytis ne tik matematiką, turiu mokytis ir lietuvių kalbą, ir dailę, ir kūno kultūroje gerai išsitaškyti, kad matematikoje smegenys veiktų. Tai toks patarimas, žiūrėkit truputėlį lengviau į tą matematiką, jinai gali būti smagi, kai neužkrautas kažkoks, toks, kaip sakiau, balastas iš viršaus, kad jinai sunki, tai tada ir seksis lengviau. Man taip atrodo. Man labai patiko, kad jūs sakėt, paprieštarausit savo, bet gyvenimas iš tiesų yra pilnas tokios prieštaros. Ir tėvai augindami vaikus irgi išgyvena net tose kasdienėse situacijose, kai tu išleidi vaiką ir turi pasitikėti, kad jis išeina į gerą pasaulį, ar ne, kažkaip jį išstumti, bet tuo pačiu tu be proto dėl jo bijai. Tai čia, man atrodo, ir su to mokslu, tu labai gali norėti, kad jis mokėtų tik matematiką, bet tai yra gyvenimo dalis, čia yra nuostabus priminimas. Man iš vis dar toks prisiminiau tokį dalyką, kad pasakyčiau, kad mes, kai buvom vaikai, mes mokėmės visiškai kitaip, negu dabar mokosi vaikai. Tai duokim jiems laisvę mokytis, duokim jam tam vaikui galimybę žaidžiant mokytis ir pasitikėkim. Ar jūs turit minti, kad tai, kad kai tėvai žiūri, tas kitaip buvo, kad mes labiau kaip mokėmės, o dabar truputį galima tokios žaismės, teisingai? Taip, ir neišsigąsti to žaismės, ar ne? Čia tai jūs norite pasakyti, kad tas mūsų kitaip nebūtinai buvo teisingas kelias visada, ar ne? Mums atrodė, kad jis teisingas, mūsų mokytams atrodė teisingas ir aš nemanau, kad kažką blogo mums padarė, mes esam, kas esam. Ir užaugom ir susiformavom puikus žmonės. Bet dabar yra ir kitų metodų, ir kitų būdų, ir jie yra taip pat pakankami, ar ne, tam, kad vaikas išmoktų. Teisingai išgirdau jūs. Dėkuoju, Jolita, už šitą nuostabų pokalbį, už tokį pokalbį net filosofiškai praplečiantį tą matematiką į tokį kažkokį gyvenimą. Aš su tokiu jausmu išeinu šiandien iš to pokalbio, kad matematika yra gyvenimo filosofija. Matematika kilo iš filosofijos. Niekur nuo to nepabėgsime. Taip. O visiems klausiusiems labai dėkoju. Čia buvo Apalaus Kvadrato mokyklos matematikos mokytoja Jolita, kuri dalinosi savo įžvalgomis ir mintimis apie matematikos mokymą, kaip ją pamilti. Kviečiu ir toliau sekti mūsų pokalbius su įdomiamis įžvalgomis. Aš, Kristina Savickytė, taip pat džiaugiuosi galėdama būti čia ir atsisveikinti. Ačiū ir iki.